Taip, jaustis nepatogiai tai yra didelė dalis augimo. Jei negali priimti pastabų be įsižeidimo, niekada neauksi. Matote, augimas reikalauja brandos, o tai dažnai būna nepatogu. Kai kažkas parodo tavo klasės zonas ar meta iššūkį tavo požiūriui, taigi nėra taka, tai yra galimybė. Štai tiesa, jei ginsi savo aukos poziciją, vietoj to, kad keistum požiūrį, liksi ten pat. Atsiliepimai, kokie jie bebūtų, nėra kritika, o veidrodis rodantis, kas trukdo tau pasiekti tavo potencialą. Augimas prasideda tada, kai išgirsti nemalonų atsiliepimą, apgalvoji jį ir padarai pokyčius, kurie tave sutapatina su tavo aukštesnė vizija ir versija. Taip, kartais tai skaudu, nes jeigu nemėgsta pokyčių, tačiau paklausk savęs, ar tu nori būti teisus ar nori augti, ar renkiesi komfortą ar savo tikrai potencialą. Matote, tie žmonės, kurie klesti, atskiria savo vertę nuo klaidų ir priima atsiliepimus kaip dovanas. Jei tu nuolat įsižeidi, tu stabdai savo augimą ir eikvoji energiją gindamas vidines programas, kurios tave ir riboja. Ačiū Jums, kad esate čia kvantinio gyvenimo būdo erdvėje. Čia nagrinėjame kvantinę fiziką, biologiją, epigenetiką, manifestaciją ir daug daugiau. Tikiuosi visą tai įkvėps Jūs žengti bent vieną žingsnį į savo geriausią versiją ir pajusti savo potencialą.